Treneris, sveikinu su pergalė, jūsų komentaras apie rungtynes. Ačiū. Komentaras tas, kad pagaliau laimėjom. Gaila, kad tik tais pakol kas aplošėm vieną komandą šitoj lygoje. Norėtųsi, sakoma, susikaupti ir pasiekti pergalių prieš kitas komandas. Kas lėmė tą gerą trečio kėlinio pradžią? Tai, ką žinau, mes labai nukraujavę esam, tai rūbiniai turbūt pakalbėjom ir supratom, kad nėra kur trauktis. Tai tie, kas liko sustate, vis tiek jie turi atidirbti už to žaidėjus, kurie serga ir traumuoti. Tai išėjo visi ir draugiškai dirbom. Donatas Kumeliauskas turbūt trauma? Taip, trauma jam, tai žiūrėsim. Tikiuosi, neilgas atsistatymas bus. Gerai, ačiū. Dėkui, iki. Tai trenerė, apmaudus pralaimėjimas, jūsų komentaras apie rungtynes. Toks ir apmaudus. Kažkaip pačioj pradžioj neįsibėgėjom su puolimu. Turėjom progų labai gerų, jų neišnaudojom. Tada mažumos nemažai, kur ten nežinau, ar ten tos mažumos tiek buvo, bet jinai buvo ir tada buvo sunku vėl grįžti į rungtynės 5 prieš 5 ir tą puolimą išvystyti kuo geresnį. Aišku, šito arenui visą laiką mums kažkaip sunkoka žaisti prieš Energiją, laukiam jų pas mus atvykstant, bet kažkaip reikia įsijungti, reikia įmušti anksčiau. O kokios pagrindinės priežastys blogo trečiojo kėlinio pradžios, kuri realiai ir nulėmė tą? Tai irgi atrodo blogo, nieko ten tokio blogo nebuvo. Ten 2-3 metimai iš tokių pozicijų, kur kažkaip ir įlindo tas ritulys. Atrodo, neišsijungėmės ant to gynyboje, viskas pusiau tvarkingai ir tiesiog įkrito jiem laiku, kur mums neįkrito anksčiau. O kas ten buvo pabaigoje rungtynių, kai vieną jūsų žaidėjų pašalino, net Rokas Bacevičius išėjo iš... Nuo mano suoliuko atrodė ir aš mačiau ir pasižiūrėjęs savo planšetę, kad Tadas su lazda taip stipriai kalė į nugarą, kad jam lūžo lazda. Teisėjas savo galbūt įskilo, bet vis tiek. Tas žaidėjas, kadangi gavo į nugarą, aišku, supanikavo ir keršijo jam atgal su lazda. Dėl to visas veiksmas, kad lūžo lazda į nugarą, tai turėtų būti 2 minutės. Gerai, ačiū.